Prieš spaudos konferenciją įvyko susitikimas su Jurbarko rajono savivaldybės meru, kurio metu buvo aptarti Jurbarko miesto ir regioninė futbolo situacija. Taip pat buvo susipažinta su Jurbarko sporto bazių infrastruktūra. Tai gal prašom, prezidentė, jūs. Sveiki visi, susirinkę iš tikrųjų. Džiaugiamės šiandieną apsilankę Jurbarke. Futbolo federacija lanko, čia ne pirma savivaldybė, kurią aplankėme. Iš tikrųjų įdomu pasižiūrėti, ko kvėpuoja, kaip gyvena vietos futbolas, regionuose futbolas ir pasižiūrėti, kokia yra infrastruktūra, koks yra jaunimo futbolas. Ir šiandieną su meru aptarėm tuos klausimus, kurie yra svarbus mums, kaip atsakingi už futbolo plėtojimą. Ir matome, kad kur galime pasitempti, kur galima padaryti daugiau, kartu vienijant jėgą su savivaldybė. Manau, kad šiandien tikrai buvo geras susitikimas, kur iš tikrųjų nuteikia pozityviai. Savivaldybės požiūris tikrai toks, kokį ir tikimės, kokį ir tikėjomės. Ir manau, kad ateityje tas bendradarbiavimas išsiplėtos į konkrečius darbus. Tai ką, galima klausyti? Tai kągi apie Jurbarko futbolą sužinojote? Kokią radote? Na, iš tikrųjų, negaliu sakyti, kad nei ar tai kažkuo ypatingai įsiskiria gerai, ar ypatingai blogai. Matome iš tikrųjų tam tikrą pablogėjimą dėl jaunių futbolo ir tai buvo viena iš didžiųjų temų, apie ką kalbėjome, kaip rasti, kaip pritraukti specialistus, kurie galėtų užsiiminėti su vaikais, juos treniruoti, kaip galima būtų įtraukti sporto centrą. Tai turime apsitarę tam tikrą veiksmų planą, ką galėtume padaryti. Kas liečia klubinį, tai futbolą, taip iš tikrųjų klausimas toksai, kad praeitais metais dalyvavo klubas antroje lygoje, šiais metais neaišku, kaip bus. Ir dėl to yra iš tikrųjų šiek tiek kaip ir neramu kaip futbolo federacija, nes vis tiek sakome, kad futbolo vystymas priklauso nuo klubinio futbolo vystymo ir tačiau kalbant su meru iš tikrųjų išgirdome tai, kad nėra nusiteikimo, neigiamo nusiteikimo, tai klausimas yra ieškoti bendrų kelių, bendrų bendradarbiavimo formų, vietoje bendradarbiavimo formų, kad klubinis futbolas neišnyktų, o būtų vystomas. Minėjot, veiksmų planą kažkokį, tai gal galima būtų šiek tiek konkrečiau, kokie yra planai, kokie yra numatyti veiksmai, kaip gerinti tą futbolo būklę? Jūs galite įsivaizduoti, kad šnekant per 1 valandą konkrečių planų, strategijų nesumiluosi. Iš esmės yra kalbama apie tai, kaip rasti specialistų, kurie galėtų, galbūt kertinis momentas yra, kurie galėtų dirbti Jurbarke ir galėtų organizuoti jaunimo futbolo vystymą. Tai yra, galbūt toks yra pagrindinis momentas mūsų pokalbio. Tai kaip ar Jurbarkas galėtų būti naudojamas Jurbarko infrastruktūra, visa sukurta futbolui, sakykime, iš kitų miestų atvykstančių vaikų vasaros stovykloms, galbūt treniruotėms, galbūt kitų klubų, nes jūsų specialistai apžiūrėjo mūsų turimą bazę. Kokios nuotaikos? Iš tikrųjų, galbūt generaliai galėtų daugiau pasakyti, nes tik jisai daugiau tą informaciją, iš tikrųjų, tos informacijos daugiau turi dėl bazės. Turime iš tikrųjų suprasti tai, kad visi, kiek mes lankome regionus ir rajonus, nėra taip, kad vieni regionai neturi visiškai infrastruktūros ir ieško, kad kažkur galėtų važiuoti, eksportuoti savo treniruotės, užsiėmimus. Jūs turite suprasti, kad Jurbarko bazė, Jurbarko infrastruktūra turi būti naudojama Jurbarko žmonėms. Tai apie tai turėtumėt, tam turi būti tikslas darant stadionus, darant aikštynus. Aš jau galima tada. Jo, prašau. Tai pirmiausia, noriu padėkoti federacijos prezidentui, generaliniam direktoriui, kad atvyko pas mus ir iš tikrųjų matydami, žinoma, visas savivaldybės vyko, bet mūsų taip pat
aktyvi savivaldybė, kadangi gerbiamas Raimondas Statkevičius pateikė mums žemėlapį tokią išsamų analizę Lietuvos, kaip mes atrodome visos Lietuvos kontekste, tai esame kažkur per viduriuką. Tačiau yra ir baltų dėmių, kurias tikrai reikėtų užpildyti. Ir tokio, ką tikrai priėjom prie bendros nuomonės, kad reikia pradėti nuo mažų vaikų futbolo, iš kurių po to užaugtų žaidėjai klubinėms komandoms, galbūt ir komandai Kūno kultūros ir sporto centro. Tai nuo šiandieną jau dirba treneris Kūno kultūros ir sporto centre. Ir malonu buvo išgirsti, kad ir futbolo federacija padėtų kuo tik gali. Tai pirmiausia, savo kvalifikacijos kėlimu būtent tiems treneriams. Ir tikimės, kad ką ir jie siūlė, ką prezidentas gerbiamas siūlė, kad ir kitų specialybių kūno kultūros mokytojai, kurie norėtų, gautų tinkamą kvalifikacijos kėlimo galimybę futbolo federacijos lėšomis ir jų bazėse, turbūt sporto. Tai kadangi kvalifikuoti treneriai turbūt yra pagrindas tam, kad būtų tinkamai paruošti jaunimas, vaikai ir aišku ir tinkamai būtų treniruojami klubuose žaidėjai. Ilgokai diskutavome dėl pasiskirstymo funkcijų tarp savivaldybės įstaigų ir tarp klubų. Tai manom, kad klubai gali ir turi egzistuoti, taip pat egzistuoti turi ir Kūno kultūros sporto centre futbolo specialistai, kurie būtų pirmiausia atsakingi už mūsų vaikų pritraukimą, už jų parengimą. Ir po to klubas gali būti ir ne vienas ir tikrai kalbėsime su klubais ir tikrai neignoruosime nei vieno, bet aišku, kalba turėtų būti, matyt, dialogas abipusiai pagarbus, galbūt nesiveliant į kažkokias tai praeities dalykus ar dar kažką, bet mes esame už futbolą, kadangi turime ir stadioną. Taip pat kalbėjome, aišku, apie stadiono problemas, kurias reikės taisyti, bet kalbėjome apie galimybę rengti stovyklas vaikų, kadangi vėlgi turime puikias sąlygas, tai aš manau, kad ta pradžia bendravimo tikrai yra ir rezultatai tikrai turi būti, nes masiškumas futbolo tai yra ta šaka, kuri tikrai netgi mergaitės ir pasidėjęs Lady Golas šių metų organizuojamas futbolo federacijos tikrai pritraukė daug merginų komandų ir net 7 mūsų rajono komandos dalyvavo šitame turnyre. Ir Klausučių Stasio Santvarų pagrindinės mokyklos mergaitės žais Kaune finale. Tai labai maloni žinia ir tas masiškumas matyt ne tik berniukus, bet ir mergaitės uždega. Merė paklaus, bet šiuometinėme biudžete futbolui nėra bent jau kol kas skirta ne 1 euro, nes nėra tinkamo trenerio. O tinkamas treneris galbūt nesiranda, kad nėra tų pinigų. Iš tikrųjų, tai čia yra užburtas ratas. Kaip jūs, ar čia įmanoma išspręsti tokią problemą ir kaip futbolo federacija numato, kad tokią problemą spręsti, kad nėra to trenerio ir neskiriasi valdyti pinigų. Aš kaip minėjau, treneris nuo šiandieną jau dirba sporto centre. Tai yra, buvo, kad nebuvo. Nebuvo, bet nuo šiandieną jisai dirba ir lėšos yra skirtos Kūno kultūros ir sporto centre. Futbolo federacija, žinoma, jie gali padėti kitais dalykais, gali padėti, kaip minėjau, kvalifikacijos kėlimo, metodiniais patarimais kažkokiais. Tačiau aš manau, kad ir jeigu reikės, sakau, čia tokio detalį mes nekalbėjome, kaip galėtų būti, bet, žinoma, tai yra mūsų pirmiausia problema ir mes turime spręsti, reikia ir nereikia mums tų futbolistų. Tai pradžia tikrai mes esame nusprendę ir jaunimą pirmiausia bus skiriamas dėmesys. Kaip apskritai vertinat tą mūsų miesto stadioną? Kokios yra tai tenai problemos ir ar apskritai jas galima išspręsti? Problemos yra, galbūt dabar iškart vaizdas, koks susidūrėm, tai yra problemos dėl dangos. Žolės danga netitinka jokių reikalavimų. Ją išspręsti tai tikrai yra galimybė ir palyginus greitai.
būtent išspręs žolės dangos, šiek tiek yra galbūt nedidelės problemos, palyginti nedidelės problemos yra su patalpom, bet tikrai jos irgi yra išsprendžiamos. Žiūrint iš žiūrovo pusės galbūt yra problema dėl aikštės matomybės, žiūrint, uždengia suoliukai, atsarginių suoliukai uždengia dangą, o šiaip visas kitas, tai ką aš pamačiau, tai man labai patiko. Ypatingai patiko vieta, patiko, kaip būtent pats stadionas yra įstatytas galbūt mieste, tai yra aplinkui tos vadinamos gaudyklės kamuolių ir panašiai. Tai jeigu įvertinus visus šitos dalykus ir atsižvelgiant į mūsų pasiūlymus, tą stadioną galima padaryti iš tikrųjų traukos objektą, ir kuriame žaistų ir vaikai, ir komanda, ir reprezentacinė Jurbarko miesto komanda. Tikrai tas yra galimybė pakeisti ir palyginti su didelėm investicijom. Na, iš esmės, vadinkim taip, realiai, taip Tauragės apskritis galbūt galėtumėm stebėti, kad yra tam tikras nuosmukis tam tikrose srityse, negaliu sakyti, su masinio futbolo projektais arba, pavyzdžiui, mokyklose, darželiuose vykdomais projektais yra tikrai judesys, yra tų dalyvaujančių mokyklų, darželių tikrai. Kas liečia galbūt jau sporto mokyklų dalyvavimą arba klubinių jaunimo komandų dalyvavimą, čia galbūt yra didžiausia problema, taip pat ir jaunų trenerių pritraukimo ar senų išlaikymo klausimas iš tikrųjų yra didelis. Jeigu kalbame apie priežastis, iš tikrųjų, galbūt galėtumėm sakyti, kad gal apskritai Tauragės apskritis yra tokia, kad kurios ekonominės priežastys paveikia apskritį labiausiai, bendruomenę labiausiai. Bet šitoje vietoje galbūt pasakyčiau, mūsų dėmesys kaip federacijos, aš tai matau ne kaip problemą, bet kaip truputėlį tokį iššūkį, kaip rasti būdų pritraukti specialistus į šitą apskritį, kad jie galėtų dirbti, galėtų pasijungti į jaunių futbolą, galėtų pasijungti į klubinį futbolą. Turime tam tikrų priemonių, tam tikrų fondų, nešneku apie pinigus atlyginimo mokėjimų, čia be abejo kiekvienos savivaldybės vidaus klausimas, personalo įdarbinimas. Bet tiek inventorius, tiek metodika, tiek mokymai, tiek kursai iš tikrųjų, tai arsenalas, ką mes galėtumėm iš tikrųjų panaudoti Tauragės apskrityje. Ir manau, kryptingai dėliojantis, kartu dirbant su savivaldybėm, pabrėžiu, su savivaldybėm, be savivaldybių indėlio į tai, be bendro darbo, rezultatų mes tikrai nepasieksim. Tai iš tikrųjų dėl to labai svarbus ir džiaugiuosi šiandien ir mero pozityvi pozicija į futbolo vystymą ir ieškojimą, kaip galima būtų išspręsti situaciją Jurbarke. Iš tikrųjų, tai tokios pozicijos norėtųsi ir kitose rajonuose ir manau, kad mes ją ir turėsime. Ir kartu dirbant ir federacijai, ir savivaldybei, ir vietos futbolo bendruomenį, vienijant ją, manau, kad po tam tikro laiko tikrai pavyks atstatyti, kaip sakyti, greitų laikų bent jau tai, kas buvo prieš tam tikrą laikotarpį, ir kad tos baltos dėmės iš tikrųjų užsipildytų. Bet kokiu atveju aš manau, kad viso ko pagrindas yra, pasakyčiau, galbūt ne infrastruktūra kaip tokia, ne tos kietusios investicijos, nors tai be abejo irgi svarbu, bet žmonės, kurie dirba. Kaip sekasi bendrauti su naujoju Tauragės apskrities futbolo federacijos vadovu? Jeigu šnekame apie Arūną Pukelį, iš tikrųjų kalbamės apie Tauragės situaciją, Tauragės apskrities ir kokie galėtų būdai būti pagerinti futbolo vystymą Tauragės apskrityje. Šiuo metu darome tokią kaip ir analizę, kas buvo padaryta apskritai visoje Lietuvoje.
Sunku dar iš tikrųjų komentuoti apie pasiektus rezultatus ar dar kažką. Manau, kad greitoje ateityje matysime, kiek darbai ir žodžiai ir darbai, kiek jie sutampa. Paskutinį kartą, kai Tauragės federacijos prezidentas čia lankėsi, jis atvažiavo su tokia žinia, kad reikia dirbti, norima dirbti, tačiau be vulkanų. Ten buvo įvardintos įvairios priežastys, nuomonės. Kaip jūs matote vulkano klubą šitam procese, apskritai tą Jurbarko futbolo bendruomenę? Mes esam už tai, kad futbolo bendruomenė rastų kalbą šitame regione. Jeigu mes šnekame apie vulkaną ar kitą klubą apskritai, bet kokiu atveju mes šnekam apie tai, kad turi būti bendradarbiavimas su savivaldybė. Futbolo federacija visada pasisakė ir pasisakys, kad viso ko pagrindas futbolo vystymas yra klubinis. Nuo klubų prasideda ir klubai turi užimti savo rolę atitinkamą. Tikrai nesakome apie, kad štai kažkas tai nereikalingas ir jis turi būti, nebeturi būti. Mes šnekame apie dialogą, apie tarpusavio bendravimą, radimą bendrų bendradarbiavimo taškų. Kaip meras teisingai paminėjo, turi būti nereikalavimų tonas, o ieškojimo sprendimo tonas, galbūt taip. Ir ultimatumais ar piketais, manau, kad sunku pasiekti kažko nors. Galbūt tai kai kur, toksai dalykas galbūt kai kur ir veikia, bet jeigu mes šnekame apie futbolo vystymą, mes turime ieškoti bendrų sprendimų. Tai su tokia žinia šiandien ir atvažiavom. Iš tikrųjų, galbūt atvažiavom ne konkrečiai dėl vulkano, bet atvažiavome dėl futbolo situacijos Jurbarke, kaip važiuojame ir į kitas savivaldybės ir sutinkam su kitų miestų merais. Tai tikimės, kad šitas mūsų atvažiavimas ir prisidės prie to, kad atsiras diskusija, atsiras geresnis dialogas, kuris ir turėtų būti. Teigti, kad, dar kartelį pasikartosiu, teigti, kad tie dabar nereikalingi, tam tikri žmonės nebereikalingi ir jie turi pasitraukti. Futbole nėra tiek daug žmonių, kad mes galėtumėm laisvai švaistytis. Bet yra štai du pavyzdžiai. Vulkanas, Tauras nebežaidžia aukščiausiose lygose, berods Tauro 50 metų klubo istorijoje nėra buvo tokio fakto. Ar tai yra dar didesnis futbolo nuosmukis, kame problema yra? Aš manau, kad šiek tiek galbūt yra situacija tokia, kad žmonės neberanda vietoje sprendimų, kokie turėtų būti. Ir galbūt nuleidžia rankas, arba galbūt per daug lengvai pasiduoda iš tikrųjų. Paminėta tai, kad tai yra iš tikrųjų istorija, klubas su istorija. Ir galbūt netgi pasakyčiau, tai gal nėra tos futbolo bendruomenės galbūt tokios stiprios. Jeigu mes paimtumėm pavyzdį Alytaus, klubas, kuris bankrutavo, bet futbolo bendruomenė nebankrutavo. Futbolo bendruomenė savo pajėgom atkūrė klubą legendinį ir tas klubas vėl pradeda dalyvauti varžybose, jungti bendruomenę. Tai čia galbūt klausimas ir iš tikrųjų ir akmenukas į futbolo bendruomenės vietoje daržą. Ką padaryti, kad jinai būtų vieninga, o nesusiskaldžiusi. Ir tam mes šiandien ir esame irgi, kad ieškoti priežasčių ir sprendimų, kodėl yra situacija tokia ir ne kitokia. O jeigu mes šnekame apie, kad nėra Tauragėje klubo, taip pat iš tikrųjų mes kalbame apie Pakruojį, mes kalbame apie Šiaulius ir kalbame su tų miestų merais, kad ką padaryti, kad šita balta dėmė atsiradusi konkrečiam regione, kad jinai neliktų tokia. Ir kad nesigautų taip, kad dingo ir pamiršo.
kad būtų atgaivintas klubas, kad jisai vėl su nauja jėga galėtų dalyvauti varžybose, pradėti nuo žemesnių lygų ir vėl pakilti. Tai, o gyvenime be abejo atsitinka įvairių dalykų. Klubai, kaip ir įmonės, kaip organizacijos, jos atsiranda, jos gali būti, kaip sako, išgyventi ne pačius geriausius laikus ir išnykti, bet, kaip ir minėjau, svarbiausias dalykas yra, kad futbolo bendruomenė sugebėtų lemiamų momentų susikoncentruoti, susitelkti. Ir tame regione futbolas vėl prisidėtų nauja jėga. Aš norėčiau paklausyti tiesiog tokio klausimą. Apklausiau savo draugus, pažįstamus, kurie gyvena futbolu. Ir paklausiau, ko jie norėtų jūsų paklausti. Tai jie norėtų paklausti štai tokio klausimo. Ar pasiektas dugnas Lietuvos futbole, kadangi mes esam 128 vieta FIFA reitinge, ar krisim žemiau, mus lenkia Sirija, kurią krečia karas. Ir kada pradėsime kilti iš to dugno ir kodėl mes esame dugne ir kada turėsime stadioną nacionalinį, kuris, aš nebulvių lauką, kur iš tikrųjų, čia man rodos yra tie pagrindiniai dalykai, ar jūs ką nors darysite. Ir ką galite pasakyti nusivylusiems visiškai futbolui Lietuvos? Jo, iš tikrųjų, galbūt pasakysiu taip, galbūt pradėsiu nuo to, nuo pozityvo, iš tikrųjų, žmonėms rūpi klausimas, rūpi futbolas, žmonės myli futbolą, žmonės žaidžia, užsiiminėja futbolą, žmonės stebi futbolą. Ir ar tai būtų lietuviškas, ar tai būtų užsienio, pamatysim, kai bus Euro čempionatas, kokie bus žiūrimumai, tikrai susitikinęs, kad Lietuva vėl gyvens futbolu ir visi stebės Europos futbolo čempionatą. Jeigu kalbam apie dugną, tai iš tikrųjų klausimas, toks galbūt pajuokaujant, aš iš tikrųjų žinot, kaip tiksliai vadinasi FIFA reitingas. Coca-Cola FIFA reitingas. Tai ta prasme iš tikrųjų taip, neneigiu, kad tam tikras objektyvumas, tam tikra dalimi egzistuoja. Galbūt iš tikrųjų situacija tokia susiklosti dėl tokio reitingo, kad mes nacionalinė rinktinė žaidė per mažai rungtynių, draugiškų rungtynių. Ir manau, kad mes tą situaciją taisysim, ne dėl reitingo taisysim, dėl to, kad rinktinė galėtų geriau susižaisti. Kaip pavyzdys, jūs galite įsivaizduoti, Amerikos vyrų rinktinė per metus sužaidžia 20 rungtynių. Mūsų nacionalinė rinktinė per metus sužaidžia kiek? 8, gal netgi mažiau. Tai automatiškai jūs galite įsivaizduoti, kad koks yra atotrūkis tam vien tik tai rungtynių. Jeigu mes šnekam apie sportą plačiaja prasme, daugelis valstybių sportą mato kaip konkurenciją, kaip savo šalies pozicionavimą, turizmo prasme ir ne tik. Tokia šalis kaip Islandija turi gerus pasiekimus futbole, todėl kad šalis suprato, kad jos tikslas yra, kad vaikai visuomenė sportuotų. Ir automatiškai po to sekė ir profesionalumo rezultatai. Ne tik futbole. Jeigu prisimintumėm, Islandai žaidė krepšinio čempionatą, kas prieš kelis metus net nebuvo neįmanoma arba neįsivaizduojama. Lenkiu prie to, kad iš esmės klausimas galbūt netgi yra valstybinių lygių, ko mes norime į sporto ir kur mes einame ir kokia mūsų apskritai Lietuvos sporto strategija. Ar mums reikia medalių, ar mums reikia sveikos tautos. Bet kokiu atveju pasakyčiau taip, kad tikiu Lietuvos futbolu, tikiu vyrais, kurie eina į aikštę, kurie kovoja, kurie stengiasi. Ir visa piramidė prasideda nuo vaikų sportavimo. Tai šiandien esam tam, vadinkim taip, atvažiavom čia kalbėti apie tai, kaip padaryti taip, kad Jurbarke atsirastų vaikų, daugiau vaikų žaidžiančių futbolą. Ne tik mokyklose, darželiuose, bet ir galbūt eitų į sporto centrą, galbūt paskui taptų klubo struktūros dalimi. Tam, kad jie iš to kiekio užsiiminėjančių futbolų galbūt būtų pastebėti talentai, kurie galėtų augti, kurie galėtų būti tobulinami ir patys tobulėtų ir ateityje gintų rinktinės garbę. Tai daug dedamųjų yra, daug dedamųjų. Ir aišku, ne paskutiniai vietoje yra fanų palaikymas rinktinės.
Aš suprantu, kad yra sudėtinga visą laiką palaikyti komandą, kuriai nesiseka padovanoti pergalę. Bet manau, kad fanai yra 12 žaidėjas aikštėje, tiksliau stadione, tribūnose. Tai manau, kad kartu stengiantis, vieni stengiasi aikštėje, kiti stengiasi ugdant jaunąją kartą, stengiantis atskleisti jų talentus ir padėti jiems tobulėti. Kitiems stengiantis palaikyti rinktinės žaidėjus. Manau, kad ateityje tikrai situacija turėtų gerėti. Ir aš tikiu. Jeigu kalbame apie nacionalinį stadioną, visų pirma norėčiau pasakyti tai, kad ne federacija stato stadioną, dar kartelį noriu pasakyti apie tai. Mes visom išgalėm šnekame, kalbame, dalinamės gerąją patirtimi, kaip tokie stadionai turėtų atrodyti, kaip turėtų atrodyti stadionai regionuose, savivaldybėse. Mes stengiamės irgi jau nuo pat pradinių žingsnių dalyvauti jau projektuojant stadionus. Jeigu aš tikiu, kad jeigu mes būtumėm kaip federacija įsitraukę dar projektavimo stadijoje, galbūt mes jau keli metai žaistumėm, Jurbarko bendruomenė žaistų stadione. Tai manau, kad čia irgi tas toksai nesusikalbėjimas iš tikrųjų egzistuoja. O nacionalinis stadionas, labai tikiuosi, kad Kauno savivaldybės projektas rekonstruoti Dariaus Girėno stadioną bus tas pirmasis žingsnis, kur nacionalinė rinktinė galės žaisti atrankos rungtynes didesnėme stadione, negu žaidžia dabar. O ateityje iš tikrųjų aš tikrai manau, kad čia taip, tai yra valstybės garbės klausimas, jeigu kiekviena valstybė turi operos ir baleto teatrą, nacionalinį dramos teatrą, turime gražias sporto, universalias sporto sales, arenas, pritaikytas krepšiniui, rankiniui, tam pačiam futzalui salės, taip pat ir turėsim ateis laikas, kai turėsim ir nacionalinį stadioną. Aš manau, kad bent jau mes to tikimės ir esam ir palaikom, kad tas stadionas atsirastų. Bet jūs sakot, kad jūs tikite, targi tikėjimo tik užtenka, noriu pakeisti tą situaciją ir daug dėmesio skirta, daug kas nuo fanų priklauso bendruomenės. O ką futbolo federacija, už ką tada jūs atsakingai, užtenka tik tikėjimo, reikia, kad fanai būtų vieningesni, bendruomenė. Tai ką jūs galite tokio padaryti, kad pagerėtų tas situacija? Jeigu mes kalbam apie savivaldybę ar ne konkrečiai, ir kai manęs klausia, tai kodėl yra taip ir ne kitaip regionuose, aš klausiu, o jūs žaidžiat patys futbolą regione, žaidžiat, ar jūs esat to regiono apskrities federacijos nariai, ar jūs ateinat su iniciatyvomis savivaldybė, klausat, ką galit jūs padaryti taip, kad savivaldybė galėtų prisidėti ir palaikytų jūsų iniciatyvas. Visą laiką sakau šitai vietoj, kad bendradarbiavimas, vietos bendradarbiavimas yra svarbus. Federacija turi begalės instrumentų, mes šnekame apie finansavimą, trenerių kvalifikacijos kėlimą. Užauginkim Ronaldo Lietuvą, kur mokyklos gali gauti inventoriaus, gali gauti kamolių, gali gauti vartų, gali gauti aikšteles. Futbolo federacija Jurbarke, Jurbarko bendruomenė, futbolo bendruomenė neišvystys futbolą, bet mes galim pagelbėti Jurbarko futbolo bendruomenį vystyti futbolą. Pirmas, infrastruktūra. Jurbarkas šiandien nėra balta dėmė infrastruktūros srityje. Yra aikštės, yra vietos, kur galima žaisti, turėtų būti žaidimas futbolas, jas reikia tobulinti, gerinti ir taip toliau, bet tai nėra balta dėmė, reiškia yra. Balta dėmė yra profesionalumo lygmenyje. Ne viena Jurbarko, ne viena Tauragės apskrities kitos savivaldybės Šilalės komanda nedalyvauja Lietuvos futbolo federacijos organizuojamuose
vaikų ir jaunių futbolo pirmenybėse, kur dalyvauja visi. Tai yra balta dėmė. Didelis poslinkis yra masiniame futbole, kur visa eilė mokyklų arba ugdymo įstaigų dalyvauja masiniuose projektuose. Tai šiuo atveju šitas rytis džiugina ir mes kalbėjome apie rengimo formas. Kaip minėjo mūsų prezidentas, federacija palaiko jaunimo rengimo klubinėje struktūroje, bet yra ir kitos formos ir galima jaunimą rengti VŠI, jaunimą rengti savivaldybėse, jaunimą rengti, vadinkim, sporto centruose, bendro lavinimo ugdymo įstaigose, yra įvairūs modeliai. Šiandien jie buvo truputėlį apkalbėti, visi paliesti, bet vėlgi grįžtant prie to pačio, viską lemia žmogiškieji resursai. Kiekvienoje iš šių paminėtų organizacijų. Tai balta dėmė, kaip supratot, yra jaunimo futbolas. Nes vaikas žaisdamas kiekvieną dieną futbolą, jis nori, žaisdamas su savo draugais, jis nori varžytis. Kai ateina varžymosi etapas, atsiranda interesas kažką tai siekti. Toliau balta dėmė, kaip minėjom, šiandien yra, nevadinkim balta dėmė, bet vadinkim daug klaustukų iškyla dėl dalyvavimo suaugusių arba pirmosios reprezentacinės miestų komandos dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos organizuojamuose kažkurios tai lygos pirmenybėse. Tas pats yra ir Šilalėje.